Ar reikia Lietuvai šlubo vokiečio? Ar vokiečiai tebėra ta Europos supertauta, kuri viską daro teisingai? Ar Vokietija tebėra brotwursto, šnicelio ir sauerkrauto kraštas? Ar galima Oktoberfeste išlenkti bokalą iki pilno ir užlipti ant stalo? Ar bokalus Oktoberfeste nešioja turtingos gražuolės? Ką rytų Berlyne veikia agentas Pupulis? Ar be reikalo Adolfas statė vokiečiams Volkswageną ir autobanus? Atsakymų į visus šitos rimtus klausimus šioje laidoje jūs tikrai nesulauksite. Bet ko jūs sulauksite, tai geros apokaliptinės nuotaikos. Pabaiga jau arti.